Kapčiamiestyje žmonės gavo jau grasinimus, kad juos išmes iš namų, gavo įvertinimus namų, kurie patenka į riziką poligono. Taip kad mes neleisim vieni kitų mėtyti. Vasario 16 susirenkam ir pasakom tvirtą ne. Labą dieną. Vasario 11 dieną apie 13 valandą gavau laišką iš Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos. Reiškia, šitom laišku mane informuoja, kad jūsų nuosavybės teise valdomas nekilnojamas turtas, esantis Žmirklės 2 Kapčiamiesčio seniūnijoje, patenka į karinio poligono teritoriją. Poligono teritorijoje dėl saugumo reikalavimų gyvenimas ir civilinė veikla nebus įmanoma. Čia vyks kovinio šaudymo pratybos ir bus vykdoma karinė veikla. Todėl, kai Seimas priims specialų į Kapčiamiesčio karinio poligono įstatymą, jūsų nekilnojamasis turtas bus paimamas visuomenės poreikiams, o jums bus sumokėta pagal rinkos vertę už jūsų turtą ir patirtus nuostolius. Pirmas reikalas, aš pareiškiu, kad aš nesutinku su poligono įsteigimu. Kitas reikalas, ką jie čia aiškina apie turto nuostolius. Palaukit, tai ką jūs man šitom popieriu, kur nustatysite, kokia yra mano turto vertė, ar dar niekada gyvenime jūs man nesugebėsite atlyginti moralinės žalos, ką jūs čia rašote. Aš džiaugiausi, kaip tas sakė, kad senatvėj, turėdamas savo žemės ir miško, galėtų nueiti pagrimauti ir ramiai praleisti likusią, kaip tas sakė, dar kiek man dievulis duos senatvę, būdamas miško apsupty ir, kaip tas sakė, gamtos grožybėje, jūs ruošiatės viską iš žmogaus atimti. Bet kažkodėl tai savivaldybėje visą laiką užrakytos durys. Net ir praeitą penktadienį mes ten filmavome, niekap nedaėjom. Net nedirba administracijos darbuotoja Valukonienė, man atrodo, pusę dienos mes beldėm, mes nedasibeldėm. Dabar vėl, reiškia, nebesudaryta kokia komisija su žmonėmis. Kodėl jūs nebendraujate kamo atstovai su žmonėmis, kiti natūraliai, apžiūrėdami tą gamtą, tą viską. O dabar, reiškia, net paskambinus krašto apsaugos ministerijos atstovai ir vedus ilgai pokalbį, jie net reikalavimais nepasisako savo pavardės, tai aš, reiškia, kalbuosi ne su krašto apsaugos ministerijos atstovė, o su Veisiejų turgaus gal kažkokia tai pletkorka boba. Kodėl šitaip elgiamasi su eiliniais žmonėmis? Po turtų. Jo, po turtų. Turtai parduoti už niekap nepasiekiamą moralinę žalą. Žodžiu, prisiminate, Albinai, kaip sakė Kaunas, kad ne pratybų metu bus galima civilinę nuveiklą, o čiagi viskas parašyta tiesiai. Vienu žodžiu, aš griežtai reikalauju, kad Kapčiamiestyje poligonas nebūtų steigiamas. Šaunuolis visi 16 atvažiuokit. Naikinama gamta, miškai ir žmonių, kaip tas sakė, moralė naikinama. Atsiprašau, man nebedaug liko gyventi, bet kad iš manęs gyvenimo pabaigoje viską nori atimti, tai prašau, atsiprašau. Kur jų moralė? Kur Kauno moralė? Savi okupantai ateis, žodžiu. Visi atvažiuokit 16 Albino palaikyti. Ateina turtą atimti sava valdžia iš žmonių. Vietoj to, kad palinkėtų nešalkit, laimingos senatvės. Gerai, ačiū labai.